Okay. Sveiki, šį kartą noriu sukurti filmuką, kaip mest kūno svorį, tada kaip mes kūno riebalus, nes kaip skamba, taip ir skiriasi iš tikrųjų. Ir noriu pateikti labiau tokiai kaip didžiai populiacijos daliai šitą informaciją, tarkim, kultūristams arba kad ir tas pats jėgos sportininkam. Žinoma, gali jie tas taisyklės naudotis, bet labiau tiems, kuriems sunku numest svorį, tai skau didžiai populiacijos dalį. Nes sportininkai plus minus, ypatingai kultūristai, tokia super maža populiacijos dalis, galbūt, galbūt 1 iš 10 tūkstančių galėtų būti. Jau kur grinai jau tikrai kultūristai, sakyčiau, ir tai dar reiktų skaičiuoti. Čia taip sakau, iš galvos plus minus jaučiu, kad tokie skaičiai gali būti, plus tokio lygio sportininkai žino patys puikiai, kaip viskas veikia. Tai informacija labiau skirta didžiai populiacijos daliai ir netgi kaip ir pastalinau, kad būtent cepelinams, tai jeigu tu esi cepelinas, šitą informaciją puikiai tau rezonuos. Tai žodžiu einam iškart prie planų, prie minties, kurią noriu pasidalinti, tai kaip mesti kūno svorį, ar ne? Galbūt pirmiausia svarbu suvokti, mesti kūno svorį ir mesti kūno riebalus, nes kaip skamba skirtingai, taip skirtingai ir yra. Todėl moteriams šitas ganėtinai yra paprasta, nes daugumos moterų, tikrai didžioji dalis moterų paprastų, kur tiesiog gyvena normalų gyvenimą ir gal net kartais nueina pasportuoti. Jau čia neblogai, jau čia gerai. Tai nori tiesiog būti mažesnį, tiesiog mažiau svertant svarstyklių. Tai iš tikrųjų čia yra pats lengviausias, kad ir kaip moteriams šitą informaciją atrodytų, kad čia spanksti maždaug sakytų, kodėl tai čia tikrai žiauriai sunku yra numesti svorį. Tai iš tikrųjų čia yra pats lengviausias dalykas, kurį svorio metime arba kultūrizme, tam gražiaus formos darime, tai čia yra pats lengviausias dalykas. Nes viskas, ką tau reikia padaryti, tik tai padidinti kalorijas, tiksliau sumažinti kalorijas, kurias suvalgai ir padidinti intensyvumą sportą. Tai tiesiog, paprastai sakant, daugiau sportuoti, ar ne? Tai ir labai viskas paprasta, todėl ta pagrindinė idėja, tai tiesiog būtų, sakau, pakelt sportinį aktyvumą. Bet kodėl nenoriu konkrečiai sakyti tipo moterys, čia ir vyram tikrai tas pats puikiai galioja, bet sakykime, kodėl sunku numesti kūno svorį žmonėms, ar ne? Tai būtent todėl, kad galbūt jūs persistengėt, ką iš tikrųjų aš daug mėgdavau kartu daryti, maks iki galo, susidėlioju mitybą, susiskaičiuoju kalorijas, viską maksimaliai, kiek baltymo, kiek riebalo, kiek anglių, viskas čia kaip reikia apskaičiuota ir darau ten 2000 kalorijų arba dar mažiau pasidarydavau ir tik pradedu kutinti, tik pradedu mest riebalus, iškart maksimalios kalorijos, kardio belenkiek. Ir kas įvyksta, tai vyksta tai, kad tu po, sakykime, mėnesio laiko galbūt pradėsi labai blogai jaustis. Ir tas bus būtent todėl, kad yra tokia kūno sistema, vadinama homeostasis, kada jinai nori tave išlaikyti vienoje vietoje. Tavo hormonai sudėlios tavo savijautą, tavo energiją, netgi tuos pačius faktus hormonus, kad tu išliktum vienoje vietoje. Ta prasme, kiek įmanoma lygiau, žinai. Kaip pavyzdys, pradėsi daug sportuoti, tai reikės valgyti daugiau kalorijų. Ne? Ir tarkim, tu to maisto pradedi mažai gauti, jisai pradės taupyti. Tai vienas iš taupimų būtų tiesiog mest lauk raumeninę masę, nes būtent jinai ir degina tavo tas kalorijas. Todėl būdas labai geras, mažinti metabolizmą, tai čia lygiai tas pats yra, kada tiesiog daug kas mėgsta vadinti, sumažėjo mano metabolizmas. Tai sumažėjo tas paprastas metabolizmas, tiesiog tu praradai raumens masę. Arba širdies ritmas sumažėjęs, sulėtėja, arba tokie dalykai kaip temperatūra kūno, kas aišku labai nedaug įtakoja, bet tokie dalykai yra metabolizmas ir didžiausias, tai ir paprasčiausiai tiesiog tu prarandi raumens masę, todėl tau kūnas pripranta, kaip ir sakiau, homeostasis, ar ne, pripranta puikiai prie to, ką tu jam duodi. Todėl einant iš karto prie minties, kaip reiktų mest svorį, ar ne, būtent realiai tai būtent tiem žmonėms, sakyčiau, kurie turi mažiausiai valios, galbūt save kankint, nes tai taip ir yra. Tokia idėja ir yra save kankint, kad tu
pasiektum tą rezultatą, faktas, tu turi daryti to, ko nenori, nes tu norėtum vis dar būti. Ypatingai, kai maistas dabar pilnas labai daug kalorijų, labai lengva sukurti perteklių. Valgai aukšto glikeminio indekso maistą, bet koks aukštas greitas angliavandenis, kas toks kaip ir vadinam pusiau cukrus, ar ne, greitai angliavandeniai. Augins puikiai svorį, nes tiesiog sukyla labai greitai insulinas, visą tą suneša į energiją, į glikogeną ir perteklių visai. Gamina riebalą ant tavo kūno ir vėl išskiria alkio hormoną, kad tu toliau pakrautum, nes buvo išskirtas labai didelis kiekis insulino, kuris išnešiojo visą gliukozę. Tai paprastai sakant, tiesiog, jeigu duodi blogus angliavandenius, jie privers tave vėl greitai norėti valgyti. Ir viskas labai paprasta, šitą taisyklę puikiai gali išmokti. Jeigu valgai blogą maistą, jis padarys tau taip, kad tu greitai norėsi vėliau valgyti. Nors tu suvalgai labai daug kalorijų, tas maistas galbūt tau duoda daugiau energijos trumpoje perspektyvoje, tai grinai porą valandų, galbūt ar valandą. Ir jeigu tu tą valandą net nenaudotos energijos, tu iš vis pasidarai aptingęs, norisi iš vis miegoti, tai reiškia dar sulėtėja viskas ar ne, ir dar greičiau kaupsi tas kalorijas ant savo kūnų riebalų, kūnų riebalų pavidalų. Todėl pagrindinis dalykas, ką reiktų suprast, tai faktas, kad mityba bus labai svarbu, bet ilgoje perspektyvoje, kad tu pasiektum tą rezultatą, tai reikia susidėlioti labai ilgą planą. Tas planas būtų galbūt metai laiko ir mest kūno svorį palaipsniui. Tai tarkim susidėlioji metus laiko, aišku, galbūt priklausomai nuo to, kiek dabar sveri, kiek tu nori numesti kūno svorio, reiktų pasiskaičiuoti. Sakykime, labai lengvas kūno svorio metimas gali būti netgi kilogramas per mėnesį, tikrai labai nedaug, 250 gramų per savaitę, tai tu toks nejausi tikrai kažkoko labai didelio alkio, kažkoko labai pasunkėjimo, labai lengvas čia yra iš tikrųjų. Kas rimtai ryškinasi, tikrai meta gerokai daugiau ryškina, arba kūno svorį meta gerokai greičiau ir tas veikia hormonus, tas veikia blogą savijautą, miegas sutrinka, hormonai sutrinka, ta prasme nebūtinai didesnis negu tiek, bet gerokai didesnis kalbu. Kalbu galbūt apie 1000 kalorijų deficitą, negu reiktų turėti palaikymą etape. Todėl ilgoje perspektyvoje žiūrint, tie labai greiti svorio metimai tau tik tai sugadina metabolizmą, tu prarandi raumens masę, kuri degina riebalus. Tai reiškia, tu tiesiog kūnas prisitaiko ir sustos. Tai būtent todėl dauguma žmonių, kurie tiesiog sportuoja ir nori nusimesti svorį, sustoja ant vietos, atrodo stengiuosi, jau man ir silpna, ir energijos neturiu, ir aš vis tiek sportuoju, ir super mažai valgau, ir man svoris nestovi. Ir galbūt esat girdėję iš žmonių, kurie pasakojo tokią istoriją, neinam nuves svorį. Ir esminis dalykas, key pointas, pasako maždaug neturiu energijos. Tai jeigu jau indikuoja tai ir įsiklausyti galite į žodžius, pasako neturiu energijos, tai kodėl tu jau tos energijos neturi? O neturi būtent todėl, kad suvalgai per mažai maistų. Ir labai viskas griūna, viskas pradeda griūti, tiesiog tau kūnas pradeda taupyti kalorijas. Taupyti, nes tiesiog tu per greitai krenti. Tau atrodo, suvalgiau mažiau maisto, kelias dienas pabuvau ir atrodo, tai riebalų belenkiek, galėtų imti ir naudoti. Bet kūnas nemasto keliom dienom į priekį, kad aš čia turėsiu to riebalo kažkiek turiu ir aš jį visą galiu naudoti per kelias dienas. Jis masto labai ilgoji perspektyva, kiek laiko jam reiktų išgyventi. Todėl jis iš karto pradės taupyti. Tu kelias dienas nedaug valgyti, aš pats subandęs pabadauti, normaliai kelias dienas išėlės, tai po poros dienų tu iš karto jau tau kūno temperatūra atvėsta, jau tau šalta, virškinimas visiškai sustoja, faktas, nes nėra ką virškinti. Bet širdies ritmas sulėtėja, temperatūra sulėtėja, tu iš karto taupymo režimas maksimalus, nesvarbu, kad riebalų dafiga ant tavęs. Todėl jisai mąsto ilgoje perspektyvoje, pusės metų laikotarpyje, kad išgyventų. Tai todėl ištaupymas įsijungia iš karto. Tai einant galbūt prie esmės, tas galioja tiek metant raumens masę, tai yra tiksliau, tas galioja tiek metant kūno svorį, nes ir faktas kris ir raumens masė, kas tiesiog nori sumažėti. Tas pats ir galioja tiems, kurie nori gražiai įsiryškinti, tai kiek įmanoma išlaikyti raumens, netgi šitiems žmonėms tai galioja gerokai svarbiau, kurie nori išlaikyti raumens masę kiek įmanoma daugiau, kad išliktų ta graži forma, kad kūnas liktų stangrus, kad tu turėtum grinai gražią formą, gražią išvaizdą, ne tiesiog sumažėtum ir vis tiek atrodytum tiesiog sumažėjęs, bet netrodai gražiai, tu tiesiog atrodai sumažėjęs. Tai būtų toks planas, susidėliot planą pusiai arba net metams laiko. Faktas, jeigu tau ten 2 kg reikia numesti, tai
ten nėra ką mest, tai tiesiog ten greit nusimes, ar ne, galbūt 2 mėnesiai, per mėnesį kilogramą, čia yra labai lėtas metimas ir tikrai kažkokio labai blogo nebus blogos savijautos. Todėl čia kalbu galbūt tiems, kurie turi daug viršsvorio, tarkim 10 kg, 20, 30, kuriems reikia daug nusimest. Tau reikia nusimest daug svorio, tu turi susidėlioti, planą minimum metams laiko, minimum, kurio tu laikysis. Ir tas planas turės atrodyti taip. Pradžioj, pirmas etapas, kada sumažini tik tai labai lengvai kažkokius tokius lengvus dalykus, mityboj galbūt. Tarkim, pirmas mėnesis tau atrodytų taip, tiesiog išimi saldumynus. Visiškai jokių saldumynų, galbūt jeigu esi labai pripratęs, kad ypatingai moterims galioja, nes moteris mėgsta daugiau valgyti iš tokio emocinio būvio, blogai jaučiasi, jom reikia dopaminą pakelt, toks kaip ir laimės hormonas, geros nuotaikos hormonas. Tai tiksliau neurotransmiteris ir iššauna saldumynų ir iškart viskas pakyla, vėl energijos daugiau, vėl nuotaika geresnė, todėl valgo labiau iš emocijų. Bet sumoji planas būtų toks, kad tarkim pirmą mėnesį išsimi grinai patį blogiausią dalyką arba labai riebų maistą, pavyzdžiui, jeigu mėgsti kažkokį labai riebų maistą. Tai va tokį jau grinai kritinį dalyką, kuris labai kenkia. Tada kitas mėnuo būtų kažką kito padaryti, bet dar ką noriu paminėti, kad viskas, ką tu turi užsibrėžti, kad tai truks labai ilgai, kad kiekvieną mėnesį turėsi kažką impruvint, patobulint ar ne, ir kas mėnesį vis gerint. Tai iškart sakau, susidėliok tokį planą savo mintyse, kad aš to sieksiu labai ilgai, sieksiu metus laiko ir mano pirmas žingsnis, kurį aš turėsiu padaryti, bus tik tai vieną mėnesį pakeisti vieną paprastą labai dalyką. Ir tai atrodo toks, nes daug žmonių, turi 20-30 kg viršsvorio ir jie nori, kad tas svoris taip labai greit nukristų per 2 mėnesius padarysiu aš ten fiziką. Tai per 2 mėnesius, ką tu gali padaryti, jeigu tikrai nori numesti 10-15 kg, tai tu tik susivarysi savo hormonus, ypatingai tas galioja moteriams, menstruacijų ciklai sugrybaus, nuotaika, depresija, tikrai galima daug problemų padaryti. Su glikogenu, gliukoze, insulinu tikrai gali būti daug problemų. Todėl tikrai nerekomenduoju tokių greitų kažkokių. Tiesiog savo nusistatyk mintyse, kad tai užtruks ilgai. Kaip aš auginau tą svorį 10 metų, taip man dabar reikės lėtai, tvarkingai jį ir numest. Neišeis to numest jau per mėnesį laiko, kalbu apie tikrai didelį kūno viršsvorį. Todėl sugrįžtu prie plano, ar ne? Pirmas mėnuo vienas pasikeitimas, vienas labai lengvas pasikeitimas, grinai, saldumynų išmetimas. Galbūt, jeigu esi labai pripratus, arba vyras, jeigu esi pripratęs, tai pasiliekia galbūt per savaitę tokį kaip cheat mealą, lengvai kažką suvalgyti, tą, ką valgydavai galbūt anksčiau. Ir viskas, visą likusį laiką darai būtent tą. Ir vėlgi čia labai geras dalykas ugdyti valią. Po lengvą tokį žingsnelį, labai lengvai pakeli, kažką lengvai impruvini po vieną paprastą žingsnį. Ir tada ateina kitas mėnuo, tada ant viršaus, tai palieka tai, ką buvai padaręs, patobulinęs, ar ne, tai buvo išmesti saldumynai, tada antras bus išmest galbūt riebų maistą ir saldumynus. Tai pasilieki kiek įmanoma mažiau riebalo, galbūt sakyčiau nuo 70 gramų riebalų, praktiškai sakyčiau galioja tai beveik visiems, ar ne, nuo 30 iki 70 gramų riebalų. 30 čia labai maža riba, kada jau, sakyčiau, net tokia labai žema, galbūt moteriams tai galiotų, nors irgi moteriams galima nuskalt, čia labai žema riba. Tai nuo 3 iki 70 gramų riebalų tavo mityboj, tai valgai tuos riebalus, pasiskaičiuoja, kad grinai nebūtų riebalų. Ir stengiasi, kad iš tų riebalų didžioji dalis, ne tai, kad didžioji, bet tarkim renkiesi riebalus, kad kiek įmanoma jie būtų geresni. Tai kuo mažiau saturated riebalų, kad kuo labiau būtų gerieji riebalai, ar ne. Omega 3 rūgščių galima įdėti ir ta mityba bus tikrai pakankamai nebloga jau ties 2 mėnesių. Tu išimi blogus riebalus, tada visą kitą palieka tas pats. Ir vėl mintyse tu savo nusistatai, kad viskas, ką aš darau, dabar 2 mėnuo ar ne, viskas, ką aš darau, tai tiesiog patobulinu savo riebalų suvalgymą. Ir viskas, tu 2 mėnesius jau padarai improvementą, pirmas saldumynai, antras riebalai, tada ateina 3 mėnuo, tada dar vieną žingsnelį patobulini. Galbūt tai galėtų būti blogų angliavandenių kažkoks tais atsisakymas, kaip 3 variantas, ar ne. Pirmam buvo grinai visiškai saldumynai, bet tarkim palikdavai galbūt bulką, palikdavai galbūt duoną, tokius angliavandenius, kur arba grinai perdirbti angliavandeniai, ar ne, ką ir minėjau. Tada 3 mėnesį šoka grinai ant tokių grūdų, ar ne. Tai būtų avižos, ryžiai, makaronai galbūt galima, tarkim irgi lengvai,
kažkiek palikti, bet didžiąją dalį stengiasi suvalgyti iš sveikų gerų angliavandenių. Ir iš tikrųjų, pirmi 3 mėnesiai neskaičiuoji visiškai jokių kalorijų, tiesiog valgai tiek, kiek tu jauti, kad tau reikia valgyti. Bet irgi turiu turėti omenyje, kad alkis bus tas dalykas, kuriuo tu turėsi vadovautis, nes tavo faktas bus, tikrai garantuoju, bus ego ir sakys, aš noriu dabar padaryti fiziką, nes gerai, paklausiau Dariaus, darysi dabar aš čia tvarkingai, nevalgysiu saldumynų. Bet pas tai bus motyvacija labai didelė, sakysi, man čia reikia super varyti ir bus taip, kad tu suvalgys labai mažai kalorijų apskritai. Todėl vadovaukis alkiu. Jeigu eini miegot ir alkis yra toks, sakyčiau, geras, toks tikrai nemažas alkis, nuo kurio tu net, sakyčiau, sunkiai užmiegi, tai tas alkis jau tau yra per didelis. Ypatingai 1-2 mėnesį, tai to tikrai nereikia. Tiesiog valgyk tiek, kiek tu nori, kad tiek, kiek jauti, kad nori valgyti, nes tie etapai, kada jau save reikės pakankinti, bus gerokai toliau. Todėl, kaip ir sakiau, labai čia svarbiausias dalykas būtent tiems žmonėms, kuriem niekaip neina numest svorio, tiems, kurie neturi valių save stipriau kankinti galbūt, sakykime, toks viduriukas, nes čia kalbu apie ganėtinai lengvą variantą, kurie neturi valios, 3 metus bando numest svorių stovant vietos. Čia kalbu apie tą tokią, netgi sakyčiau, didžiąją populiacijos dalį, nes tikrai daugiau tokių variantų negu tiem, kurie lengvai svoris krenta. Tai va tada ateina 4 mėnuo, galima jau įjungti kalorijų skaičiavimą, galima 2-3 mėnesį irgi lengvai tokiais žingsneliais dadėti po, tarkim, kažkiek tais kardio. Jeigu, tarkim, 2 mėnesį buvo galbūt kasdien po 15 minučių, tada 3 galima dadėti 20 minučių per dieną, tokius prasivaikščiojimus ar ne lengvus grinai, viskas lengvai. Ir sakau, viskas labai paprasta atrodo, ar ne, bet esmė viso ko, kas mėnesį po truputį pakelt, patobulint tavo mitybos ir sporto režimą, kuris tau bus vis, sakykime, sunkesnis, prie kurio kūnas turėtų vis priprasti. Todėl vėlgi labai svarbus dalykas nepersant, kaip ir jau minėjau, ar ne, todėl turi būti kaip ir toks palaipsniui sunkėjimas. Neturi būti, kad, tarkim, 2 mėnesį galbūt 20 minučių kardio darai, 3 mėnesį biškai patobulini mitybą, bet kardio sumažina. Tai bus to beveik tas pats, kas buvo ir prieš tai. Todėl po truputį kiekvieną mėnesį gaunasi improvementas. Ir taip, tarkim, netgi tu paskaičiuotum kalorijom, greičiausiai turėtų gautis taip, kad kas mėnesį tas bendras kalorijų suvalgymas gaunasi vis mažesnis, bet gaunasi ganėtinai, sakyčiau, toks lengvais šuoliais. Ir kodėlgi aš vėlgi pasakoju būtent apie tokį mitybos modelį, kur tiesiog maistas kažkaip atmetamas, sportas lengvai dadedamas, ne? Būtent todėl, kad sunku tikrai skaičiuoti kalorijos. Aš pats stengiuosi ir gan stiprių ir režimų, tokių kultūristinių turėjau, kur tikrai super viską skaičiuoti. Tai ta prasme, tai paprastiems žmonėms, jeigu tu darysi tai darysi 2 savaitę ir sakysi, eina šik toks gyvenimo stilius ir aš tikrai to nedarysiu. Einu aš valgyti toliau savo ten bandeles ir man zinu. Tai va todėl tie modeliai yra per sunkus. Kaip ir su mitybos programu parašyk man mitybos programą. Tai jeigu tu esi ten kultūristas toks geras, arba tikrai turi super gerą discipliną, tai tas mitybos planas tau gal veiks. Bet jis tikrai veiks mažai populiacijos daliai, todėl tai tiesiog toks kaip ir beprasmiškas dalykas iš esmės. Noriu padėti žmogui, bet tas praktiškai nieko neduos. Ir tikrai yra nemažai klientų, kurie iš pato nusipirkė mitybos planus arba sporto planus ir po to parašo po kažkiek laiko, po kelių mėnesių, tai galvojam pradėti, sako, čia reiks tavo tą planą, reiks jau pradėti. Tai matau, kad nelabai duoda kažkokių tokių, nes žmonės irgi nori labai lengvai, nori tabletės. Noriu imti tabletę, kad man čia jau kažkas pagerėtų. Tas pats su sporto planu, imk pinigų, aš tau sumokėsiu, tu man padaryk sporto planą ir jaus mintyse galvoti, jau susimokėjau, pas mane jau bus dabar normaliai, jau darysiu, jau programą turiu eis. Tai čia irgi klaida yra. Tikrai nieks neis, nes pats viską tik tu pats padarys. Todėl iš kitų žmonių patirties, iš savo patirties, šitas planas, kurį paminėjau, lengvai žingsneliais, tu iškart savo mintyse nusistatai, kad tai truks ilgai, kiekvieną mėnesį pradėsiu nuo lengviausių variantų įmanomų ir tas mano planas, kurio aš dabar laikausi, tarkim, metai laiko, jis truks būtent tiek, metus laiko, tai yra labai ilgai ir tu iškart 1 mėnesį jokios čia motyvacijos, jokių perdegimų, per didelio nusiteikimų nieko nėra. Tiesiog lengvai, tvarkingai,
pradedi dirbti su disciplina. Tai reiškia tvarkingai tvarkyti mitybos modelius ir sporto modelį. Tada toliau skautos programos planas vis tobulėja. Tarkim, 3 mėnesį, 4 jau prasideda kažkiek sportinė veikla. Grinai pradžio galima, priklausomai koks tavo viršsvoris, tarkim, jeigu didesnis, grinai tik vaikščiot, lengvai vaikščiot, judėti vaikščiot, visi gali. Todėl tiesiog pradedi vaikščiot. Jeigu labai didelis viršsvoris, ar ne, vaikštai, tada galbūt kažką daugiau, galbūt ant kažkokio nors treniruoklio užlipi, kur yra toksai, sakykime, jau biški didesnis judesys, nes vaikščioti iš tikrųjų ganėtinai labai lengva, širdies ritmas daug tikrai nesukyla ir pats raumuo labai mažai išilgėjo, labai mažai įsitiesia, ar ne. Vaikštai toksai ganėtinai ištiestom kojom beveik, vos tik tai iš raumuo, vos tik tai lengvai išsitiesia, ar ne. Todėl tas toks krūvis tiesiog mažai apkrauna to visą organizmą, kad kažkiek tas kalorijos daugiau degintų, ar ne. Tai aišku, vadovaujasi kaip ir pagal širdies ritmą, bet kuo sunkesnis mėnesis, tu norėtus vis pamprūvinti tą tavo sporto planą. Tada praeina dar daugiau mėnesių, galbūt pradedi grinai judėti arba sporto salį, arba kažkokią grinai sportinę veiklą, kuri tau patinka. Ir palaipsniui kiekvieną mėnesį vis tobulini. Tada praeis metai ir tikrai, jeigu tau truko užauginti tą svorį, tu kiekvienus metus vis augdavai. Tai ten, tarkim, per 10 metų užaugai 30 kg. Taip pat kiek tikrai truks laiko ir numest tą svorį. Vieną kitą klientą turiu, kur daug metų jau daro tą, tikrai daug numetė kūno svorio ir toliau juda. Tikrai tai užtrunka, atrodo labai greit numesi, arba prisižiūri kažkokių tais filmukų, influencerių, arba, nežinau, Instagram'e kažkokių tais storiukų, kur parodo, kaip numetė ten belen kiek kilogramų per labai trumpą laiką, tai taip realybėje nebūna. Pusė ten jų arba fejkai, arba numetė su kažkokiais hormonais išbalansuotais. Ir ne faktas, kad tu turi tokią discipliną kaip tas žmogus. Nes disciplina ir šita valia, tai yra super svarbus dalykas, būtent todėl tu ir dabar turi tą viršsvorį. Nes jeigu tu būtum turėjęs tą motyvaciją, tą tokį drive, tu dabar neturėtum to viršsvorio, žinai. Todėl iškart savo gali taikyti tą modelį, kad tavo valia yra silpna, kad tau sunku pradėti daryti sportinį arba mitybos kažkokiais pasikeitimus. Todėl iškart taikyk savo tą lengvą modelį ir iškart susiplanuoji, iškart nusiteiki, kad tai truks ilgai, lengvais modeliais, po biškį save ištreniruoji, grinai savo mintis, savo mąstymą ištreniruoji taip, kad tau tai taptų įprotis, rutina ir pastoviai darai tai, ką esi susiplanavęs. Tai va, tas, sakiau, puikiai galioja, čia aišku didžioji dalimi viskas, kas pasakos būtent tiems, kurie turi mažai valios ir disciplinos, tiesiog sunkiai svoris krenta, 30 kg viršsvorio turi ir niekaip negali numest. Tada kita grupė, kuriem, kaip ir sakyčiau, toks viduriukas, kurie nori gražiai atrodyti ir padaryti tokią grinai sportinę, ryškę, gražią formą, sportinę, pavadinkim, fitness, tokią formą, ar ne? Tai jiems būtų praktiškai viskas tas pats, tai galbūt galima tuos žingsnius stipresnius daryti. Tarkim, pirmas žingsnis, kadangi, tarkim, jis jau sportuoja, ar ne, tai pirmas žingsnis būtų plus minus įvertinti, koks to metabolizmas, tai kiek tau reiktų ir, tarkim, grinai įvertinti to metabolizmą, tai būtų kiek tu suvalgai ir kiek tu degani kalorijų per visą savo dieną, nes ne visų diena yra vienoda, vieni dirba kažkokį fizinį darbą, kiti sėdimą darbą, vieni turi daugiau raumens, kiti mažiau, tai tas energijos sueikvojimas bus skirtingas. Tai įsivertini tą, tada suskaičiuoja tokį plus minus apie 500 kilokalorijų deficitą iš sporto ir pradedi grinai praktiškai tuo pačiu modeliu. Kad pradžioj lengvai, tada po biškį pakeli, programą tokią sudėtingesnę padarai, tada kitą mėnesį dar sudėtingiau ir tarkim kelių mėnesių tokį ciklavimą padarai. Tada būtų šitas modelis būtent kaip ir praktiškai toks pats, tik tiek, kad sakyčiau, pradėčiau nuo gerokai sudėtingesnio. Ta, ką tarkim darytų mažai valios turintys žmonės ir tie, kurie turi labai didelį viršsvorį, jie galbūt darytų realiai tik tais tą dalyką galbūt tik po kokią pusės metų arba net galbūt metų laiko. Tai tie, kurie, tarkim, grinai turi, faktas greičiausiai yra atidirbę. Tai turi dar nedaugiau patirties negu tas žmogus, kur metus laiko būtų atidavęs dabar jau, ar ne, su tuo lengvu modeliu. Tai va, būtų praktiškai viskas tas pats, tiesiog pradėtume gerokai sudėtingiau. Nuo pat pradžių. Tai va, ir tokie tie dalykai, kaip ir sakiau, svarbiausias pointas, kad nusistatytum, kad tai truks ilgai ir kad
grinai pasistengti kažkaip pamilti tą sportą, pasistengti pamilti tai, ką tu darai, nes būtent čia ir galbūt daug kas sustoja faktas, todėl daug kas renkasi kažkokias sporto veiklas tokias patinkančias, nes tas štangas kilnot, svorius kilnot niekam nepatinka, didžiai daliai žmonių nepatinka, todėl visi renkasi kažką kitko, tarkim, plaukojimas, bėgiojimas, dviračiai, bet kas, ar ne? Tai jo, galima tuos variantus dar irgi pritaikyti, kada ateina tavo sporto modeliai, tam tikri mėnesiai ir ten nori jau dėti sporto, tai vat, nebūtinai svoriai, gali būti bet kas turi fizinį aktyvumą. Tai va, galbūt būtų tiek, svarbiausia mintį norėjau perduoti, kad, kaip ir sakiau, tai yra nusistatyti didelį laiko tarpą, išugdyti savyje tą valią, vat būtent taip, mažai žingsniais. Ir tai tikrai pavyks išugdyti tuos modelius mintyse, save ištreniruoti, grinai save ištreniruoti būtent tos disciplinos, kad pasiektum tą rezultatą. Nes būtent čia ta ir klaida buvo, dėl ko tu užsiauginai tą viršsvorį, nes neturėjai tos disciplinos jau nuo pat pradžių. Tai va, tai ką, manau, šiam kartui būtų tiek grinai apie svorio metimą ir formos darymą. Ir šiam kartui bus tiek, jeigu patiko filmukas, spausk like ir subscribe ir susimatysim kitame. Iki.